Labą dieną, esu meistras Arūnas. Šiandien atliksime gyvenamojo namo laiptinės lango stiklo keitimą. Yra sudaužytas stiklas ir reikia jį pakeisti. Tam darbui atlikti reikės mums įrankių. Suktuko gali prireikti su grąžteliais, ruletės, plaktuko, replių, laužtuvėlio, gali prireikti pikliuko ir kalto, taipogi stiklų valiklio, servetėlių, šluotos susimtuvėlių, maišas, apsauginės pirštinės ir akiniai, kas yra būtina, nes darbas yra su stiklu gana pavojingas. Keisim stiklą. Pradėsim pirmas darbas. Yra demontavimas sudaužyto stiklo, išmatavimas naujo stiklo užsakymui. Pradedam darbą. Mes turime šiuo atveju medinį lango rėmą, atverčiamas langas, sudaužytas yra vidinis stiklas, išorinis sveikas. Jeigu būtų išorinis stiklas, reikėtų langą atidaryti, šiuo atveju mes keisim lango atidarę. Eina standartiškai 4 mm stiklas, kurį mes turėsim įsimatavę išpjauti. Dabar mes demontuosim stiklajuostes, išimsim sudaužytas stiklus, utilizuosim, sakysim, išpjausim stiklą naują ir sumontuosim. Gal pradėsim darbą. Stiklajuosčių stengiamės nesulaužyti, nes reikėtų paskui keisti ir stiklajuostes. Mes demontavom seną stiklą, sutvarkėm stiklus, išnešėm sudužusius. Dabar mūsų darbas yra įsimatuoti išmatavimus rėmo stiklui naujam užsakyti. Ką mes dabar ir padarysime. Matuojame viršų ir apačioj ir šonuose per 2 vietas, nes rėmas gali būti kreivas ir stiklas paskui gali arba netilpti, arba būti per mažas. Turim išmatavimus, važiuojam išpjauti stiklo. Turim išpjautą stiklą atsivežę, mėginsim dabar jį montuoti. Prieš montuojant stiklą išvalysim abudu stiklus, nes sumontavus vidų jau nebeišvalysi, jis bus kaip ir uždara patalpa. Prieš statant išvalysim lango stiklui statyti kertinį skirtą, kad vinukų nebūtų ir šiukšlių likę. Ir pasiruošim stiklajuostes iš karto, kad galėtume kalti. Įsimšim senus vinukus, prisimatuosim, kad gal kurie bus sulūžę pakeisim. Tai gal ir pradedam nuo to. Nu va, stiklą išvalėme. Dabar pasiruošiam lango ketvirtį, kad nebūtų likusių vinukų, šiukšlių. Gal tą darbą ir atliksim dabar iš karto. Nu va, yra kaip tik likęs vinukas. Ištrauksim.
Parašėm darbo ketvirtį, lango ketvirtį ir dabar mėginsim sumontuoti stiklą. Dabar paruošėm stiklajuostės, lango apkalimų stiklo. Tam reikia senus vinukus iškalti, juos irgi biškiai apvalyti, kad jį gražiai prigultų. Gal atliksim šitą darbą. Pasiruošėm stiklajuostės jau, liktai viskas išvalyta. Ištraukiam sulankstytus vinukus, vietoj sulankstytų, kur bus įkalsim naujus, o kaip kur senus panaudosime, mėginsim montuoti stiklą. Įdedam stiklą, pradedam apkalinėti nuo trumpesnių stiklajuosčių, nes dedant ilgesnės jas gali biškį palenkti, jos geriau telpa. Taip, sakysim, patartina yra nuo trumpų. Biškį užfiksavau, užkalysiu iš anos pusės, kad stiklas nebegriūtų ir būtų stabilesnis. Dabar, kai stiklas stabilus, galim sukalti visus likusius vinukus ir stiklajuostes. Darbas atliktas, langas įstiklintas. Norėčiau paminėti dar, kad esant kitai medienai patartina vinukams kiaurėmis pragręžti. Tam reikalingi grąžtai ir suktuvas elektrinis. Darbą atlikus priklijuojam lipduką su data, kad užsakovas žinotų, kada stiklas yra pakeistas, kad nekiltų paskui problemų. Ant lipduko užrašom datą ir priklijuojam prie stiklo. Ir viskas, darbo priduodam užsakovui.